Labai dažnas klausimas ir neretai žmonės, kurie yra nesusidūrę su šiais įrenginiais, spėja, kad jie netinkami Lietuvoje. Bet noriu priminti, kad saulės radiacija Lietuvoje yra tokio paties lygio kaip Vokietijai ar Danijai, o ten terminiai saulės kolektoriai yra labai populiarūs. Be to, vasarą Lietuvoje dienos yra ilgesnės negu pietinėse valstybėse ir tikrai gauna daugiau saulės šviesos. Na, aišku, ateina žiema ir saulės kolektoriai tampa nebeefektyvūs, beje, kaip ir saulės elektrinės. Mūsų klimate reikalinga kelių įrenginių kombinacija. Žiemą ruošia karštą vandenį katilas, o šiltuoju periodu saulės vandens šildytuvai. Atsakant trumpai, tai beslėgį reikia statyti aukštai ant stogo, o slėginį galim bet kokiam aukščiam ant stogo, ant žemės ar ant sienos. Beslėginiam saulės vandens šildytuve vanduo užpildomas nuo jūsų vandentiekio ar hidroforo su spaudimu, bet laikomas atviroje talpykloje. Tai reiškia, kad karštas vanduo jau bus tik tai nuo gravitacijos savatiekio. O slėginis yra uždaro tipo sistema, tai reiškia, kad karštas vanduo bus tokio paties spaudimo kaip jūsų vandentiekio vandens spaudimas. Na, sunku tiksliai suskaičiuoti, per kiek laiko atsipirks įranga, nes tai priklauso nuo daug faktorių. Pavyzdžiui, ar jūs samdysite santechniką, ar montuosite patys. Taip pat pati įranga kainuoja skirtingai. Beslėgiai kainuoja daug pigiau, slėginiai brangiau. Na, bet jeigu skaičiuotume taip, kad jūs naudojate bent pusę metų per metus karštą vandenį iš saulės vandens šildytuvo, tai įranga turėtų atsipirkti per 2, 3, 4 metus. Nuo kovo mėnesio iki spalio vidurio, realiai 6-8 mėnesius. Beje, Lietuvoje šie įrenginiai tikrai nėra naujiena ir daugiau nei 20 metų ruošia karštą vandenį ir taupo pinigus. Labai dažnas klausimas ir žmonės nori pasirūpinti, ką daryti su įrenginiu žiemą. Tai atsakymas paprastas. Rudenį, kai jau matysite, kad saulės nebeužtenka, reikia atsukti kranelį ir išleisti vandenį iš talpos. O jeigu to nenorite, yra elektrinio valdiklio funkcija ir palaikyti pliusinę temperatūrą su elektroniniu valdikliu. Klientai bijo, kad jeigu užvirs vanduo, tai įrenginį nutiks kažkas blogo. Užvirti gali, jeigu nesinaudosite keletą dienų. Bet problemos tame nėra, viskas išspręsta iš inžinerinės pusės. Pavyzdžiui, atviro tipo talpose yra alsuoklis, per kurį tiesiog vanduo nugaruoja ir pasipildo šaltu, o uždaro tipo saulės vandens šildytuvuose yra apsauginis vožtuvas, kuris atsidaro, jeigu vanduo pakyla iki 95 laipsnių ir tas visas perteklius yra išleidžiamas. Šildytuvo talpa sudaryta iš dvigubo bako, o tarp jų yra poliuretano izoliacija. Tai reiškia, kad karštas vanduo gali būti išlaikomas iki 2 parų. Ir tarkim, šiandien lyja ir karštas vanduo neruošiamas, jūs galite naudoti vakarykščio karšto vandens rezervą. Mūsų įrenginiai komplektuojami su universaliu rėmu, kuris tinka ir horizontaliam paviršiui, ir šlaitiniam stogui. Jeigu nesumontuojama viena rėmo koja, įrenginys gražiai priglunda prie jūsų šlaitinio stogo, nesvarbu ar tai būtų šiferis, ar čerpės, ar skarda, mes kiekvienu atveju parekomenduosime, kaip pritvirtinti įrenginį prie jūsų stogo. 70% klientų įrenginius susimontuoja patys, nes tai nėra taip sudėtinga, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Mes esam paruošę detalės instrukcijas su piešinėliais, paveikslėliais, kaip įrangą surinkti, kaip montuoti. Na ir santechninė dalis yra paprasta. Jums tai reikia išvesti 2 plastikinius daugiasluoksnius vamzdžius, įvilkti juos į termoizoliaciją ir karštą vandenį galite jungti tiesiai į jūsų karšto vandens sistemą arba pajungti į jūsų jau namie turimą elektrinį boilerį.